Sveiki! Pradedame naują lyderių sezoną. Tai Lietuvos universitetų žinių lygos atvirasis čempionatas. Taigi sveikinu visus Lietuvos universitetų žinių lygos dalyvius, sirgalius, žiūrovus, dėstytojus, profesorius, visus studentus, visus lyderius. Šį sezoną mūsų gretos dar pagausėjo. Prie jau dalyvaujusių universitetų prisijungė Vilniaus dailės akademija ir Vytauto Didžiojo universitetas. O dar daugiau, žinių lyga tampa atviruoju čempionatu. Tad į kovą stos ir mokslininkai, ir gimnazistai, Vilniaus licėjaus komanda, ir dar kelios komandos, kurias vienis bendras darbas ar bendras laisvalaikis. Taigi šį sezoną daugiau komandų, daugiau aistros, daugiau azarto. Visos 20 komandų rungsis dėl pagrindinio prizo lyderystės simbolio Krištolinės piramidės. Dar viena džiugi naujiena, džiugi man, nebus senato. Taškus lems tik jūsų vienareikšmiškai teisingi ir tikslus atsakymai ir dovanokit mano valia. Jeigu ko nors nežinosiu, ką daryti, skambinsiu kam nors. O šiandien specialusis sezono atidarimo žaidimas. Susitinka 2010-2011 žinių lygos nugalėtojai, Vilniaus universiteto komanda, Laimai. Ir lygos naujokai, bet ne naujokai, eteryje Lietuvos Respublikos Seimo komanda. Šiandien laidoje. Šiandien žaidimą pradeda Lietuvos Respublikos Seimo komanda. Matome, kad tai turėtų būti sklendžiančio sparno konstrukcija. Sklendžiančio. Na, jūs čia, man atrodo, pergudravot save, mėlėjai. Kažkaip čia jūs labai sudėtingai. Vis dėlto nenoriu įskaityti tokį atsakymą. Štai tai Laimai! Ir turime rezultatą. Neblogą. Komandams tai didis išbandymas, labai atsakingas ir rimtas, tik laimėjusi komanda dar neįsirašys taškų, į turnyrę lentelę pralaimėjusi dar neiškris. Vėliau tai bus. Taigi susipažinkime su komandomis. Vilniaus universiteto komanda. Kornelija Dudaitė, TSPMI. Kirila Nevski, biochemikas, Vilniaus universiteto gamtos mokslų fakulteto doktorantas. Gintautas Bagdžiūnas, Vilniaus universiteto chemijos fakulteto doktorantas. Antanas Lenkšas, dirbu matematikos ir informatikos fakultete. Giedrė Užkurėlytė, geografija, 4 kurso Vilniaus universitete. Seimo komanda, kapitonas Arūnas Valinskas, taip? Taip lieka. Labas vakaras. Algirdas Sysas, baigęs ekonomiką, o prieš tai radioelektroniką. Donalda Miželytė, žurnalistė. Arūnas Valinskas, televizijos laidų prodiuseris, vedėjas, pagal išsilavinimą teisininkas, baudžiamosios teisės magistras. Kęstutis Masiulis, baigęs fiziką, doktoratą parašęs iš filosofijos, tačiau vėliau keliai nuvedė į politologiją, o profesorių gavo iš vadybos mokslų. Andrius Burba, baigęs kompiuterio operatorių specialybę, baigęs reklamą, baigęs teisę. Ir viskas. Šiandien žaidimą pradeda Lietuvos Respublikos Seimo komanda. Dabar keitėsi klausimai. Pirmame ture bus, kiekviena komanda turės pasirinkti po 3 klausimus. Rinktis bus galima iš 8 temų. Vadinasi, iš viso bus žaidžiamos 6 temos, 2 mums liks atsargai. Už teisingą atsakytą klausimą komandai skiriami 5 taškai. Dar viena naujiena. Už 2 taškus komandos gali įsigyti papildomą minutę. Tai reiškia, kad 2 taškai atmetami iš komandos biudžeto. Jei po 2 minučių nuskambės teisingas atsakymas, komandas įrašys tik 3 taškus, o ne 5. O jei atsakymas vis tik bus neteisingas, 2 taškai bus nurašyti iš komandos sąskaitos. O į skolą galima, jeigu 0 yra, gali iš karto imti minusą? Į minusą, drąsiai. Mums iš karto 3 minutės. Šaulį gyvenam, Nauja mūsų žaidime ir tai, kad komanda galės atsakyti varžovų pasirinktą ir neįveiktą klausimą ir pelnyti 2 taškus.
Taigi, prašau temų sąrašo. Renkasi Lietuvos Respublikos Seimo komanda. Kokių pasiūlymų? Gerbiamas Arūnai. Tuoj kolegos pageidavimus išsakys, sudarysim darbo grupę ir išspręsim. Smaližaut gal, desertai. Čia kas pas mus smaližių magistras. Šeilės. Tai jeigu nėra prieš, tai tada bendrų sutarimų nuo pradžios. Desertai. Prašom desertus. 1905 metais 11-metis Frankas Epersonas, nors ir buvo šalta, verandoje gamino gėrimą. Į vandenį įbėręs miltelių, skirtų skanintam gazuotam gėrimui gaminti, pagaleliu pamaišęs, verandoje gėrimą paliko ir užmiršo. Rytą rado savo gėrimą, bet išgerti jo nebūtų pavykę ir jam kilo mintis. Kokį desertą išrado Frankas Epersonas, kurį 1924 ir užpatentavo. Minutė. Šerbetas, jeigu sutrynės su... Ne, tai užšalo. Išgerti negalėjo, už to, kad buvo užšalę. Viskas. Bet jeigu įpylė sulčių, miltelių sultims, o sultims būna šerbetas. O gali būti želė. Želė ar ledai? Arba šerbetas irgi gali būti. Šerbetas taip patys ledai. Tai čia reikia pasirinkti. Arba... Nors ir buvo šalta. Skaninti gazuotam vandeniu. Nors ir buvo šalta. Šalta turi būti. Gamino gėrimą. Jis maišė limonadą iš tikrųjų. Maišė limonadą ir paliko. Bet limonadui niekas nepila, be jokių želatinosgi. Šiaip tai jo, paliko ir užmiršo. Paliko ir užmiršo. Tai siūlom variantą, kad reiškia žaliai atmetam, lieka siūlom ledus. Arba ledai, arba, šerbetas ledai. Ledai, šerbetas, geriau ledai. Mes turim atsakymą. Ledai, tai yra platesnis toks. Turim atsakymą, manau, kad jeigu nepatekysim, tai 2 taškai tik universitetai. Bet aš manau, ledai seniau žinomi. Ne, užpatentavo. Atsakinėjat. Dar sutaupė 10 sekundžių. Taip, aš manau, kad tai buvo komanda mano, kad... Ačiū Dievui pasitaisęs kapitonė. Komanda mano vienareikšmiškai, jeigu neteisus būsim, tai visi. O jeigu teisingai, tai teisingai to valgyti tada. Aš manau, kad tai buvo ledai. Gali būti jo įvairios versijos, ten šerbetas, bet tai šerbetas yra ledų atmaina, bet tai yra ledai. Grūstas, sugrūstas. Toks mūsų atsakymas. Ledukai sumalti. Donaldai, atsimenat, jūs dalyvavote mano vedamos pamokose. Taip. Klausės auklėtoje buvo kaip tik ponia Valinskienė. Taip. Jinai dabar auklėtoje, bet tik namuose. Ir dabar atsimenu, ar tik tai ne Arina buvo ištraukusi tokią temą pasiūliusi, kada atsirado ledai. Va, tikrai neprisimenu, labai daug pamokų buvo. Buvo labai daug pamokų. Istorija jūsų buvo bet ledai buvo siejami su Marku Polu. Taip. O kiniečiai šneka, kad jie anksčiau ledus išradė. Ar ne? Ir dabar Arūnas Valinskas sako ledai. Profesoriau, kalba eina ne apie išradimą, o apie užpatentavimą. Tai ledai užpatentuoti Marko Polo, sakyčiau. Ne, nėra išduotas patentas. Ne tam, mėlėjai. 24 metais patentas buvo išduotas kam? Skaniems ledams. Ledams. Skaniems ledams. Kokiems ledams? Skaniems. Kokie tie ledai? Kodėl yra užuomena? Klausime. Kalba eina matyti apie sušalusio vandens ledus, kurie yra vaisių sultis sudaro pagrindą. Bet tai ledai. Kažkokie specialiai yra ledai. Šerbetas. Eskimo. Ledai ant pagaliuko galbūt. Ledai ant pagaliuko. Nu, bet vis tiek ledai. Bet ne bet kokie ledai. Ledai ant pagaliuko. Manau, kad įskaitom atsakymą. Ne? Šitai mes įstatymų neprimtumėm niekad, manau. Niekada. Toliau laidoje. Žvejai šiuo ginklu galėdavo atlikti vieną kovos veiksmą, kurio valstiečiams kartimi nepavykdavo atlikti. Galima atlikti kovos veiksmą įkirtimą, kertant. Haha. Užploti. Tai jie tą patį pasakė. Jie kirsti sakė. Kirsti, nu matot. Tai jūs nepasakote esminio skirtumą, neįskaitau atsakymą. Ir universiteto. Ir jam tai pavyko. Nu, čia nesugalvosi. Čia tokios žinau. Dabar, kai pasakė, žinau. Temą renkasi Vilniaus universiteto komanda. Tai profesorių mes renkamės mediciną. Medicina. Kas iš jūsų medikai? Nei vieno. Drąsus tada jūs. Jūs drąsus. Gerai.
Lygų pavadinimai dažnai turi priesagą ozė. Pavyzdžiui, bruceliozė, boreliozė, varoatozė ir taip toliau. Toks pavadinimas dažnai atspindi lygos sukėlėją. Silikozė paprastai žinoma kaip profesinė liga, kur būdami žmonės kartais suserga neprofesinė silikoze. Minutė. Nu dabar kokia silikozė? Gal silikonas čia susiję? Čia greičiausiai silicio yra ten silicio, tai bus silikonas. Silikozė, ne? Profesinė liga. Nu, sakykime, nuo tos dulkių silicio, ne? Silikagelio. Ar nebuvo? Tai, sakykime, plantuoti tie, kurie yra toksai susirgimas, kuriem ten su atmintim streikuoja, ar nebus kurie implantus. Dar kitas variantas galiu. Bet jeigu implantus, tai silikonas. Nu, tai silikozė. Kitas variantas, taip. Silikozė, sakot. Silikozė. Tai silikonas silicio junginys tipo? Nu, kokia dar? Kur būdami žmonės, neprofesinė silikozė. Tose kaip ir kur daro operacinės. Medicinos įstaigose. Ligoninėse, plastikos chirurgų kabinetuose. Bet klausia, neprofesinė, tai net ir namuose galėtų susirgti tą silikozę, jeigu jį nuo silikono. Kas dabar atsakinė? Kaip turi atsakinėk, pats pasirinkai? Tai profesorium bandysiu aš tada atsakyti. Mes manome, kad šita liga, silikozė, yra tiesiog kilusi nuo silicio tokio junginio pavadinimo, nuo silicio junginių. Ir kadangi mes manome silicio junginius dažnai naudoja implantuose, silikonuose ir taip toliau, tai yra organiniai silicio junginiai, tai kur būdami žmonės, tai žmonės būdami, sakykime, kur čia juos implantuoja, ten kokio gydyklose. Medicinos įstaigose suserga tie, kurie yra implantuota, tas silicio implantas, taip, kuriems implantuoti. Mes taip manome. Bet tai čia beveik bus profesinė liga. Bet ligonis tai ne profesija. Ligonis manekenių profesija, taip? Tai nebūtinai manekenių. Silikoninius implantus. Tai nebūtinai apie ką jūs galvojate, tai yra daug kur dedamas tas silikono implantai. Daugeliem žmonėms. Bet vis dėlto jūs čia siejat su kažkokiu tai veiksmu, kuris yra susijęs su kažkokios tai žmogaus veiksmais, kuriuos aš vis tiek priskirčiau prie profesinės veiklos. Gerai, Dongas, laikom, kad priimam šitą atsakymą ir manau, Gintautai, kad sutiksite, kad atsakymas yra neteisingas ir dėl to siūlau Lietuvos Respublikos Seimo komandai pabandyti atsakyti kitaip. Tai tada bendra versija komandos yra tokia, kad vis dėlto ne nuo silicio, o nuo silikono yra kilęs ligos pavadinimas ir galbūt tai yra liga profesinė, kuria serga medikai nuo dėvimų silikoninių pirštinių. Ir gali būti, kad neprofesinė silikozė gali susirgti žmonės, kurie būna ilgai nevėdinamoj patalpoj. Nes būtent pati silikozė nuo pirštinių, kurios yra... Priimam dar vieną atsakymą, kuris skamba tiksliai nuo pirštinių. Nuo pirštinių. Silikoninių pirštinių. Kažkur. Ha. Rezultatas bus toks pat, mėlieji. Dėl to, kad silikozė nei nuo pirštinių, nei nuo implantų, neprofesinė silikozė, sukelia į plaučius patekusios smėlio dulkės, kurios būna dykumose. Ir sutikite, smėlio audros ir yra pagrindinė neprofesinės silikozės priežastis. Geras. Visuotiniu, kaip matote, sutarimu nepriimam ne vienos komandos atsakymų. Rezultatas lieka toks pat. Lietuvos Respublikos Seimo komanda pirmauja 5-0. Tema jie renkasi. Tai išradimas. Tai Kęstuti dabar. Rinkitės temą. Mes norėtum išradimus. Išradimai. 1935 metais Tarybų sąjungoje Grochovskis sukūrė sklandytuvą, kuris užima mažai vietos ir jį gali panešti stiprus vyras. 1955-aisiais, po 20 metų, Jungtinėse Amerikos valstijose buvo sukurtas lakūnų gelbėjimo lėktuvas, konstrukciškai panašus į Grochovskio sklandytuvą.
Jis parašiutu metamas į lakūnų nusileidimo vietą. Kokiu konstrukciniu ypatumu išsiskiria šis lengvas, kompaktiškas lėktuvas? Minutė. Gal tai yra lankstomas arba pripučiamas. O gal tai yra parašiutas, elementarus parašiutas su propeleriu. Lakūnų gelbėjimo lėktuvas, kuris išsiskleidžia kažkokią pagalbę. Yra. Žinai, kas yra? Čia bus sklandantis, kaip parašiutas, nes sparnas sklendžiantis parašiutas, tai vat būtent čia ir yra. Bet jam meta, kad jie galėtų pakilti. Ten vis tiek yra variklis, nes jie iš ten, jeigu jie nušauna kaip patranka... Bet yra sklandantis sparnas, sklandančios sparno konstrukcinis ypatumas. Sklandantis sparnas ir yra tas ypatumas. Ne, žiūrėkit, konstrukcinis ypatumas netgi nuotrauka, matosi, yra variklis. Sklandytuvai neturi variklio. Ne, lėktuvas, kompaktiškas lėktuvas. Tai tik čia bus lėktuvas, jo. Jau lėktuvas su varikliu, lėktuvas negali. Jo. Pagal apibrėžimą lėktuvas jau... Tai sklendžiantis sparnas yra. Gelbsti lakūnus, tai gal sparnai yra suminkšti. Ne, pagal konstrukciją, pažiūrėkit, sparnas yra. Taip. Pagal konstrukciją to lėktuvo jisai, matome, turi sklendinčio sparno, sakysim, formą. Ir dabar tie dalykai yra naudojami, sakysim, parasparniams ir visiems kitiems dalykams. Tai matome, kad tai turėtų būti sklendinčio sparno konstrukcija. Tokia ypatybė. O tai kuo ji geresnė yra, kad ją galima kažkokiu būdu panešti? O gal, žiūrėkit, parašiutas yra kompaktiškas, jisai nuleidžiamas parašiutu, aš taip įsivaizduoju, gelbėjant kažkokius tai lakūnus, lakūnai prisipučia tą sklandytuvą, variklis yra ir jie... Sparną pripučia. Sklendžiančio sparno pripučiama konstrukcija. Pripučiama konstrukcija sklendžiančio sparno. Tai čia yra ta ypatybė. Na, jūs čia, man atrodo, pergudravot, nes čia nieko nepasakyta apie jokius sparnus. Pats lėktuvas yra pripučiamas. Ir buvo numatyta tokį paketą numesti, bet pripūtimo fenomeną jūs pasakėt. Iš principo aš manau, kad reikia jums užskaityti atsakymą. Taip. Manau, kad universitetas turėtų neprieštarauti. Jie ėjo ir nesupratau, kur jį nueisit. Tema renkasi Vilniaus universiteto komanda. Mes, profesoriau, renkamės monetas. Monetų būna labai įvairių. Senovėje gamindavo ir keraminės ar net akmeninės monetas. Kodėl, paveikslėliai žiūrėkite, šios senovinės kiniškos monetos, imituojančios gamtinius objektus, turi tokius raštus? Minutė. Ar čia nebus sėklos kažkokios, ar negali būti kažkokios buvo seniau monetos sėklos? Galbūt. Bet sakykit, kodėl... Vėžlio kiautą kokį negali būti. Kodėl šios senovės kiniškos monetos imituojančios gamtinius objektus turi tokius... Vertė tiesiog. Taip, kodėl tai vertė, bet koks tai čia bus gamtinis objektas, ar negali būti. Aš nežinau, to dydžio jos, to mastelio. Stuburą. Jau ne? Nu, sakykim... Kaulai, žvinai... Manyčiau, vėžlio kiautas, bet čia neaišku. Bet labai neaišku, kokio dydžio. Ar negali būti sėkla? Pupos sėklos. Kavos sėklos, panašu pupelė tenai, bet, imituojančios gamtos turi tokius raštus, tai gali būti imituojančios. Kodėl turi tokius raštus? Bet atsakysi dalis. Ne, tai turi tiesiog... Tam, kad vertė, skirtinga vertė. Galbūt raštas nurodytų tam tikrą kokią nors vertę, kiek verta moneta. Taigi sėklos yra didžiausia vertybė. Kad tie raštai reiškia vertę. Bet tai labai kažkaip ne. Kas atsakinė? Na, tai bandys atsakyti Antanas. Mes nusprendėm, kad vis dėlto tie raštai reiškia vertę monetos. Ir kuo skiriasi kairė ir dešinės rašto vertė? Neskaičiavau, kairiai turbūt mažiau. Yra mažiau vertės, dešiniai daugiau. Pavyzdžiui. Nes pagaliukų daugiau. Pavyzdžiui. Mėlėjai. Na, man čia kažkaip irgi labai. Kažkaip čia jūs labai sudėtingai. Vis dėlto nenoriu įskaityti tokio atsakymo. Čia taip.
taip reikės. Seimo komanda turi šansą. Ne taip reikės atsakinėti. Kęstutis Masiulis turi versiją. Turi tokią versiją, monetos turi pasižymėti tokią savybę, kad jas būtų galima dalinti, nes kartais reikia ne visas monetas, pusę, gal per tą tokį režimą galime jas perlaužti ir tada gausi pusę vertės. Tas raštas tai kaip perlaužimo vieta. Taip. Tokia versija. Trekšti ir perlaužiai turi pusę vertės. Pusę monetos. Taip, Šiais laikais taip taip nepadarytų. laužydavo kažkada mūsų ilguosius, ar ne, ten gali nukirpti. Karpodavo. O čia kapoji monetą. Nu, aš iš tos analogijos sprendžiu. Tokį atsakymą. Bet ir jis neteisingas. Bet geras. Pasakyk pagal regionus, pamatysi. Kiniškos čia yra monetos. Taip. Klausime tas aiškiai pasakyti. O Kinijoje dažnai monetų vaidmenį atlikdavo kriauklių kiaurės vadinamosios. Sakiau kažkas iš Kai jų pritrūkdavo, darydavo tokias monetas, kurios imituoja kriauklių kiaurės. Ir čia yra kriaukliai, jūs turite matyti. Ką? Gamta mokslinis pažinimas nenusisekė. Išsisekė. Gerai. Tema renkasi Seimo komanda. Gal knygos menus. Kovos menus. Čia kovotai. Donalda, prašau. Aš labai. Taip, jeigu taip karas, tai rimtai. Seime jūs taip jau kovojat, ne? Vienas žinomų kovos menų ginklų yra kartis bo. Jie atrodo taip. Okinavos žvejų kovos menuose naudotas ginklas eku. Tai 1,60 cm ilgio medinis irklas. Žvejai šiuo ginklu galėdavo atlikti vieną kovos veiksmą, kurio valstiečiams kartimi bo nepavykdavo atlikti. Koks tas veiksmas? Minutė. Irklas? Galų per kojas duoti ir parversi prieš. Bet lasda gali tą patį padaryti. Ar parversi prieš. Irklas. Vis tiek, jeigu turi būti panašus kažkoks, tai irkla. Būtent mentė. Mentė yra esmė. Ką su mentė perskirti galvą galima. Dirbti su lasda gali. Kas 160 metrų, 160 centimetrų, 1,60 m ilgio. Vieną kovinį veiksmą. Išmuš priešininką iš po žemės, pakišti po kojom ir išversti. Tvirtesnis irklas. Paprasčiausia, kartį gali nulaužti. Ne, bet tai nulaužti gali kartį. Tas pats veiksmas perlaužti, bet kažkoks veiksmas yra. Atkreipkite dėmesį, kad tai yra svoris ant galo. Ką galim su svoriu ant galo padaryti? Bet tai yra, kaip mentė, tai kaip irklas. Vaizduok, su irklu gali, per koją su lasda gali, bet, pavyzdžiui, su lasda niekada po žemę neišmuši. Galima kirsti tada, įkirsti. Jeigu aštrus kampai kirsti. Kirsti gali. Blazdoj, lasda neturi ašmenų. Kasti. Tas pats kartis. Laikas. Įkirsti. Minutė. Kapitonė. Tai, kad, manau, Kas atsakinėja? Kęstutis Masiulis. Dažniausiai užsiima kovos menais. Man sunku pasirinkti, nes yra daug gerų versijų. Bet kuri čia... Na, aš manyčiau, kad irklas, jisai turi tokius užaštritus kraštus. Ir su tais kraštais galima įkirsti. Tai ko su kartimi neįkirsi. Galima mėlynio pasiekti, bet kraują sunkiau. Tai štai aš manau, kad galima atlikti kovos veiksmą įkirtimą, kertant. Na ir nenori priimti atsakymą. Klausime yra žvejai. Universitetas. Tai čia reiškia neteisingas? Taip. Tai Antanai, bandyk tada savo. Ką reiškia, tai pavadinti to kovos veiksmo nelabai žinom kaip, bet tiesiog... Nereikia jums pavadinti, nes kovos veiksmas čia jau netiek svarbu yra. Irklas skiriasi nuo... Aprašomųjų būdų pasakyti. Pamėginsiu. Irklas skiriasi nuo karties tuo, kad turi plokštumą. Tai galbūt tiesiog tą plokštumą galima naudoti atliekant tą kovos veiksmą. Užploti. Tai jie tą patį pasakė. Jie kirsti sakė. Kirsti. Bet vis tiek su tą plokštumą. Sutikit? Kai jūs nieko gudriau nepasakėte. Bet tai nelabai skiriasi. Tai yra su kartim irgi galima kirsti, tarsi. Kirsti. Nu, matom. Tai jūs nepasakote esminio skirtumą. Neįskaitoti galima. Ir universitetas. Žinom, tikrai tikslo atsakymą. Pabėgti. Mėlėjai. Valstiečių ginklas tas bo skiriasi nuo visų pirma žvejų naudoto ginklo eku. Jie kaunasi kur?
paplūdimiuose. Su smėliu? O su šito eku galima priberti priešininko į akis smėlio. Štai jums atsakymas. Ir ne viena komanda nepriartėjo prie šitos atsakymo. Taip. Dėl visko kaltas smėlis. Važiuojam toliau. Tema renkasi universiteto komanda. Na, profesoriu, mes renkamės knygas. Pabandysim šį kartą. Labai paprastas klausimas. Jums, man atrodo, pavyko. 1956-57 metais tarp Vilniaus universiteto, jūsų alma mater, ir Odesos valstybinės bibliotekų vyko mainai, kuris tiesiogiai rūpinasi aukščiausi sovietinių respublikų asmenys. Lietuva 1570 metais Antverpene išleista Ortelijaus atlasą Teatrum Orbis Terrarum, šio atlasų dubletą, ir 1588 metų Mamoničių Vilniuje spaustuvės išleista Lietuvos statutą išmanė į unikalų leidinį, kurio pasaulyje yra likę tik 2 egzemplioriai. Vienas tebėra Vilniaus universiteto bibliotekoje, antras Lenkijoje, Torunės universiteto bibliotekoje. Ką mainais gavo Lietuva? Minutę. Torunė buvo Kopernikas. Taigi jisai gavo katekizmą. Katekizmą. Čia išmainė. 3 egzemplioriai. Bet tai 3, o čia sako 2. Mažvydo katekizmą. Va, čia, bet dabar pas mus Vilniaus universitete. O yra 2 tik tai. Na kur čia? Valikė 2, ne? Nu, dabar valikė kur? Antras Lenkijoje ir taip toliau. Vienas Torunė, vienas čia, viskas 2. Dabar tebėra Vilniaus universitete. Jisai tikrai yra. Bet yra daugiau ten visko. O Torunė yra? Jisai irgi tikrai yra. Aš nežinau, ar to yra Koperniko ten atskirai biblioteka. Ne, va būtent išmainė statutą. Lietuvos statutą. Atsiprašau. Matai, net Lietuvos statutą išmainė. Ir turi būti dar svarbesnis. Tai Lietuvai svarbiausias tikriausiai yra 1547. Jo, tais metais išleistas tikrai gal. Galim bandyti. Tai mes, profesoriau, bandysim atsakyti. Tauko 10 sekundžių. Universiteto komanda atsilygina. Kaip kažkada Seimo komanda tą darė. Prašom. Mūsų tokia idėja, kaip sakoma, ši knyga turi būti tokia svarbi, kad net būtų svarbesnė už Lietuvos statutą, raštišką dokumentą. Tai mes manome, kad tai yra pirmoji lietuviška knyga Mažvydo katekizmas. Svarbesnė už statutą. Taip, gavo jie... Kažin ar svarbesnė, man atrodo, kad čia Lietuvos statutas nelietuviškai parašytas. Mamoničių išspausdintą tą leidinį mes turėjom kelis ir dabar tebe turim. Čia mums pavyko mainais. Iškišom. Mes manom, kad tai bus katekizmas. Manot, kad Mažvydo katekizmas. Taip. Manau, kad šios svarbiausia mainus knyga. Iš tikrųjų organizavo Vilniaus universiteto bibliotekos direktorius Levas Vladimirovas. Vėliau jis buvo Jungtinių tautų organizacijos bibliotekos direktorius. Ir būtent jis organizavo Mažvydo katekizmą. Teisingai. Taip, namų užduotis. Tai vėl, pirmiausia, klausė tą pačią tvarką. Lietuvos Respublikos Seimo komanda klausė Vilniaus universiteto. Prašom. Tai klausimas toks, bendra komandos pasiūlymas, manau, kad universitetui neturėtų būti sunkus, bet vienas pirmųjų antikos filosofų, Talis, anot legendos arba istorinių šaltinių, išmatavo Egipto piramidės aukštį, pasitelkdamas tik savo kūną. Kaip jis tai padarė? Minutė. Gudrus tėvliam vaikai. Čia jisai išmatavo lyginau su savo kūnu. Panašiuosius trikartus. Kad šešėlio pagalba. Tai taip. Nu kas dar kitas variantas? Kaip jis galėjo savo kūną? Gultis ten kažkaip. Ne, būtų nelogiška. Tai galbūt pažįstimatuoti šešėlį. Nebent išlipti kūnas reikalingas. Tai gal tada darom... Su kūnu, tai jisai palyginti. Ne, bet to kam jam vargti tokiu būdu? Jis galėtų išmatuoti savo kūną ir su virve tada matuoti. Pagal kampą, bet Tai va, reiškia šešėlis matavo. Tai tada taip ir sako. Tai šešėlį irgi galima ne tik kūnu, o ką tik nori pagaliu. Bet savo palygino savo šešėlį. Tai panašiai trikampiai, ne? Aš vaizduoju, kaip ten viskas vaizdas. Bet čia gaunasi panašių trikampių principus, jo? Na, profesoriui, mes bandysim atsakinėti.
vis dėlto prieėm bendrą vieną iš. Taip, atsakymą pateikė pats kapitonas. Ne, pateiks mūsų matematikas. Jokių matematikų nebus, mes tiesiog paprastai atsakysim, jis panaudojo šešėlį. Palygino savo šešėlį ir piramidės šešėlį. Po to šiek tiek geometrijos ir taip išmatavo piramidės aukštį. Nu, leisim. Mūsų komanda mano, kad tikrai eita tuo keliu, bet paprastas, elegantiškas atsakymas yra paprastas. Jis nenaudoja jokios trigonometrijos. Ir šitoje vietoje mes siūlytume neįskaityti atsakymą, kadangi jisai išmatavo piramidės šešėlį tuo met, kai jo ūgis buvo lygus jo paties šešėliui. 1:1. Ir visas paprastas matavimas. Nebuvo jokių kitų dalykų. Nu, mes panašiai ir atsakėm. Bet šešėlio klausimą jie iš esmės mes beveik ir atsakėm. Čia trigonometrija. Kaip jis tai padarė? Kai šešėlis, žinodamas savo ūgį, jisai išmatavo, kai šešėlis buvo 1:1, išmatavo tuo metu ir piramidės šešėlio ilgį. Kaip jis be matematikos tą padarė po to? Nereikia matematikos. Kažkai nereikia matematikos. 1:1 išeina. Klausykit, jaunimas, jūs čia gerai, ramiai sėdėkite. Bet tegul sprendžia profesorius. Jis rėmėsi ne matematika, bet logika. 1:1. Jeigu jo paties aukštis lygus jo šešėlio ilgiui, tai ir piramidės aukštis turėtų būti lygus piramidės šešėlio ilgiui. Jokios čia matematikos, jokios trigonometrijos nėra. Jisai tiesiog logika. Jie tik tais, esmė buvo, kuris momentas. Momentas tuo metu, kai šešėlis lygus ūgiui. Tuo metu jisai pasidėjo pagaliuką ties piramidės šešėlių ir po to jie paprasčiausiai išmatavo. Gerbėmieji. Bet atsakymą reikėtų užskaityti. Bet jūs paminėjot jau tokią pasiutusią subtilybę. Nes šešėlio klausimas buvo ūgio kūno, žmogaus kūno šešėlio klausimas buvo, piramidė šešėlių buvo ir palyginimas buvo. Tai įskaitam. Tai mes įskaitam. Tai jūs įskaitam. Ne visai tiksliai, bet įskaitam. Ne visai tiksliai, bet įskaitam. Nu, ačiū Dievui. Aš jau galvoju. Jau galvoju, kad man reikės įsikišti. Gerai, viskas gerai. Vilniaus universiteto komanda atsako. Iš esmės į Seimo pateiktą klausimą. Sveikinam. Rezultatas tampa lygus, 10-10. Ir štai Vilniaus universiteto komanda klausia oponentus. Klausimą užduos Kirilas. Tai praeitame lyderių sezone labai dažnai pasitaikydavo tokia tema kaip pokštas. Tai mes jums papasakosim tokį pokštą siejamą su prancūzų rašytoju François Rabelais. Sykį viešėdamas Lione savo viešbučio kambaryje Rabelais paliko ant stalo 3 pakelius su užrašais. Nuodai karaliui, nuodai karalieniai, nuodai sostų įpėdiniui. Šie pakeliai buvo pastebėti ir galų gale Rabelais buvo areštuotas, pristatytas į Paryžių tam, kad karalius spręstų jo likimą. Tada rašytojas paprašė vandens, ištirpino pakelių turinį, o tai buvo paprasčiausias cukrus ir išgėrė. Ko jis siekė ir pasiekė šiuo pokštu? Prašom, gerbėmiai. Aš irgi taip galvoju. Siekti patekti karalių. Arba gali siekti viešųjų ryšių reklamos. Tai piaras, visiškai viešryšiai. Arba gali išpopuliarinti savo prekį. Patek pas karalių. Pasiekė pokštas. Patek pas karalių ir išpopuliarinti savo išradimą. Iš savo išradimą. Arba cukrų išpopuliarinti. Patek. Rabelais gargantiua panegurėlis. Taigi apie tos... Ką taip? Nėra susijęs ne vienas rašinys su žinomumo jisai kaip pat... Ne, tai jis buvo žinomas, tai tai tvarkoja. O tuo metu jis jau buvo tą gargantiua ar panegurėlį parašęs? Ne, bet tai būtų užteka karaliui parašyti. Ko jis siekia? Jis siekia patekti pas karalių. Vienas dalykas, antras gali jis siekia būtent, gal išgarsėti. Gal jis buvo ko jis siekia ir pasiekia. Taip, kad išgarsėti ir patekti pas karalių. Ir išgarsėti. Nes jo labai geras knygas. Tai bandom tada šiek tiek. To negali jūs tada, mes tikrai jumis pasitikėm. Galime mėginti sekundę liko. Taip. Tai bendrai galima atsakyti, siekė patekti pas karalių ir išgarsėti, tai buvo jo PR-inė akcija. PR-inė akcija. Viešryšiai. Viešieji ryšiai. François Rabelais buvo taip nežinomas, tiesa, klausėjai šito nėra pasakę konkrečiai, ar François Rabelais buvo labai garsus jau, gal jam nereikėjo to PR-o, ar ne? Tarkime. Bet, na ir ką dabar darys universiteto komanda? PR-inė akcija.
Na, pradėkim nuo to, kad dėl siekimo užmėgsti viešosius ryšius su karalium, dėja šitoj vietoj jūs nepataikėt, kadangi jis jau buvo pažįstamas su karaliumi. Ir karalius iš tikrųjų labai niekaip negalėjo patikėti, kaip čia jis taip, jo draugas norėjo jį nunuodyti. O teisingas, čia yra kaip tik tas atvejs, kai galima sakyti, teisingas atsakymas yra klausime. Jisai parašyta, jisai buvo pristatytas į Paryžių, jisai to ir siekė. Visa istorijos prasme buvo tokia, kad viešbučio administratorius pareikalavo iš jį per didelio mokesčio už viešbutį ir jam ne tai, kad sumokėt, bet tuo labiau grįžta atgal namo, nebuvo kaip. Tai jisai siekė nemokamai grįžti atgal į Paryžių. Ir jam tai pavyko. Nu, čia nesugalvosi, čia tokius smulkmenas. Dabar, kai pasakė, žinojau šitą. Dabar, kai pasakė, prisimenu. Bet turbūt sutikim, kad neįskaitom atsakymo. Gerai. Sutikim. Grįžo visi, kažkaip grįžo. Laimingai grįžo. Gerai, rezultatas lieka toks pat. Visiškai teisingas, man atrodo, rezultatas atspindintis visą mūsų žaidimo eigą. Ir štai beveik nuo to ir pradedam. Galim sakyti, nuo 0. Einame į trečiąjį turą, 7 klausimai, kurie reikalauja staigaus atsakymo. Toliau laidoje. Kaip vadinasi šie gyvūnai? Išsiskiria ryškiomis spalvomis ir gyvena, aišku, tropikuose ir subtropikuose. Oi, atsiprašau, spaudžiu. Tai dabar teks sakyti? Ne, aš... Tos rupūžės. Ką? Nu, Giedrė kaip biologija. Sakyk, kurie tinka labiausiai. Intuicija. Intuicija. Rupūžės, varlės. Moteriška intuicija, tikrai. Ir turime rezultatą. Neblogą. Visi 7 klausimai, staigieji klausimai, turi po 5 teiginius. Jei komanda teisingai atsako nuskambėjus pirmam teiginiui, gauna 5 taškus. Jei teisingas atsakymas nuskamba tik po paskutinio teiginio, komanda įrašys tik 1 tašką. Kitaip sakant, kiekvienas atverstas teiginys nubraukia po 1 tašką. Pasiruošę. Koks tai renginys? Renginio idėja primena seną Vilniaus legendą, kurios veiksmas vyko Bastėjoje. Tačiau renginys užgimė 1969-aisiais. Tai yra Fidi dienos su dinozauru. Kasmet O Bastėjoje gyveno dinozaurai. Bet nepamenu, ar nuo šiandien. Ir šis jaunimo renginys yra tapęs viso miesto švente. Taip, Yes! Super! Taip, 4 taškus po pirmojo staigaus klausimo įgyja Lietuvos Respublikos Seimo komanda. Sveikinam. Antras staigusis. Kas tai yra? Tai trunka kelias sekundės, ar dar netrumpiau. Tai įdėmiai stebi milijonai ir tai padeda nustatyti tiesą. Šio metodo objektas gali būti automobiliai, žmonės ir net gyvuliai. Metodas lemia tam tikros veiklos ir ties žmonių likimą. Čia buvo antras teiginys. Einu prie trečio. Ir žodis ir pats reiškinys susijęs su šviesa. Šiandien, ketvirtas teiginys, šiandien tai neatskiriama daugybės sporto transliacijų dalis. Radio. Universitetas. Fotografiją mes manome. Sporte tai fotofinišas būtų. Fotofinišas. Kirilas sako, ne šiaip fotografija, fotofinišas. Nuo antram punktą. Taip, tai fotofinišas. Kur mes kur tikėjome universiteto komandą? Rezultatas 14-12 Lietuvos Respublikos Seimo komandos naudai. Ir trečiasis klausimas skamba taip. Kokia šios giminės pavardė? 1845-aisiais
mirė paskutinis šios Tiuringijos giminės vyras, o 1871 jo dukra paskutinė moteris šitos giminės pavardę. Antras teiginys. Giminė 200 mečius darė įtaką Europos meniniai kultūrai. Medičiai. Kas? Medičiai. Europai jį davė daugiau kaip 50 garsių muzikantų ir keletą kompozitorių. Yra. Bandom. Bandot atsakyti? Jo. Kęstutis Masiulis. Galvoju, kad tai galėtų būti Bacho. Giminės pavardė kilusi iš žodžio upelis. Arba Krioklys. Žinomiausias giminės narys. Bachas. Gyveno 1685-aisiais. Taip, tai Johanas Sebastianas Bachas, Bacho giminė. Po trečiojo teiginio buvo atsakyta. 3 taškai. Žmonės tampa 17-12. Ketvirtasis taikusis klausimas. Kaip vadinasi šis romanas? Parašytas lenkiškai 1897-1900 ir yra išverstas į 25 kalbas. Algirdas Sysas. Versija, aš pritariu, manau, kad ir kolegos. Prašau. Kuo Vadis Sinkevičius. Kuo Vadis? Kuo Vadis. Na, priimam atsakymą. Aš neprieštaravau. Skelbiu gongą, bet jis yra neteisingas. Važiuojant toliau. Lietuviškai pirmą kartą išleistas 1902-aisiais. Vėliau 56, 67, 95. Veiksmas vyksta Lenkijoje, Prūsijoje, Lietuvoje. Dabar jau negali. Na? Dabar, jeigu jie sugrįžta. Ponas Tadas. Mackevičius. Veiksmas vyksta 1399-1910. Kryžiuočiai. Taip, tai kryžiuočiai. Tu tas Sinkevičius, atrodai, bet gerai, kuo Vadis tai galėjo būti? Viskas į tą pusę. Kaip vadinasi šie gyvūnai? Išsiskiria ryškiomis spalvomis ir gyvena, aišku, tropikuose ir subtropikuose. Oi, atsiprašau, spaudžiu. Tai dabar teks sakyti. Ne, aš... Tos rupūžės. Ką? Nu, Giedrė kaip biologija. Sakyk, kuri tinka labiausiai. Intuicija. Rupūžės, varlės. Rupūžės ar varlės? Varlės, tos baisiai ryškias spalvės. Ryškias spalvės varlės. Taip. Ar tokių būna? Pilna. Arba papūgos. Taip, apsispręsti. Nu, teigiam, kad papūgos. Mes paskutinę minutę persigalvojam. Na, priimam. 2 kojų pirštai nukreipti pirmin, 2 atgal. Taip, tai papūgos. Kaip jūs čia taip pavyko jums? Čia nuo rupūžių varlių ant papūgų. Intuicija. Kur jį nenuveda. Moteriška intuicija, tikrai. Bet stebėtina. 6. Kas šie objektai? Knoras šebeka. Nėra variantų. Ne. Kvinkverema, dromonas, feliuga. Laivai. Tai yra laivai. Yra trirema ir kvinkverema, tai 5 eilėm irklai. Monitorius Barkentina. Taip, laivai. Tai yra laivai. Čionka, kliperis. Taip, tai laivai. Sveikinam Lietuvos Respublikos Seimo komandą, bet dar turim šansai paguodą, sušvelnint, garbingai. Kokią produkciją garsėja ši gamykla? Įsteigta 1969-aisiais. Pagrindiniai jos gaminiai buvo ir yra lietuviškos konstrukcijos. Produkcija žiemą paprastai nenaudojama. Sklandytuvai. Kas pirmiau? Seip, sklandytuvai, lak. Taip. Antrame teiginį pasirodo teiginys lak 17, lak 19, lak 20, lak 25. Prienuose sklandytuvų gamykla. Ant antrosios teiginius įlygiai 4 taškus. Taip, tai sklandytuvai.
Va ir ką, mėlyjei, žiūrime į ekraną ir turime rezultatą. Neblogą. 28-17. Taigi, gerbim televizijų žiūrovai, ką tik pamatėme mūsų žaidimo, naujoko Lietuvos Respublikos Seimo komandos žaidimą, kurie pirmų žaidimų įveikė praėjusių sezono lyderius Vilniaus universiteto komandą. Sveikinam Lietuvos Respublikos Seimo komandą ir kviečiame jos kapitoną. Sveikinam, Ronai. Kubelis jums priklauso. Pagalbėlė mums. Oponentų sveikina. Komanda sveikina vieną kitą. Sveikinu labai, jauniau šaunuoliai.